Labą dieną, su jumis aš gydūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Labai dažnai kalbu apie kepenų darbą ir kaip jas atstatyti maistu, mytyba, nes jos pačios regeneruoja, apie jas funkcijas. Ir matau susidomėjimą ir matau žmonės pakeitusius mytybą, pagerinusius kepenų ir kartu viso virškinimo funkcija pagerėja, kai geriau nuteka tulžis. Bet dažnai žmonės nesupranta, kaip dirba tos kepenys. Labai supaprastintai paaiškinsiu, kaip dirba kepenų ląstelės hepatocitai. Tikrai supaprastintai, nes tų kepenų funkcijų yra labai daug. Aš pasinaudosiu vieną iš paprasčiausių schemų, bet tai jum paaiškins, kodėl atsiranda kepenų lygos, kaip jas prižiūrėti. Duosiu aprašymę nuorodą, visada pasiskaitykite aprašymą. Ten mano yra apie 20 jau video nufilmuota apie maistą kepenim, apie papildus kepenim, apie tai, kaip sutrikęs kepenų darbas sukelia ligas, kam reikalingi antioksidantai. Aš visą tai duosiu aprašymą. Labai dažnai pakonsultuoju žmonės, ypač tuos, kurie yra tikrieji kanalo nariai, mėnesinis mokestis 4,99 eurai. Irgi aprašyme yra prisijungimas Joint. Mes dar turim Messenger grupę, kartą per mėnesį yra pokalbiai, ten susijungiam, pašnekam ir aš nemokamai, tiksliau sakant, už tą patį mokestį 4 su viršum eurų jūs pakonsultuoju. Tai tada toks kvietimas ir pradedu tą paskaitą. Taigi, hepatocitai tai kepenų darbinės ląstelės. Kepenys gyvybiškai svarbus organas, pagrindiniai darbą atlieka visos ląstelės, visos kartu. Be jų kepenys neveiktų. Ir čia matom hepatocitus ir yra, va čia prisijungia net tulžies panašios ląstelės, kolangocitai, o čia hepatocitai. Ir yra čia tulžies nutekėjimo latakas, yra portalinė vena, centralinė vena, o čia arterija. Dar šiek tiek yra limfocitų kepenyse, tam tikrų žvaigždžių ląstelių, apie jų elgesį nekalbėsim, tik tai kaip veikia visa tai ir pakalbėsiu kelis kartus, rodydama šitą paveikslą. Kepenų reikšmė trumpai labai. 400-500 funkcijų atlieka. Tai detoksikacija, medžiagų apykaita aktyvina kai kurios hormonus, sintetina amino rūgštis, sintetina albuminus, tulžies gamyba ir dar yra depo kraujui, jeigu kraujuodavo anksčiau žmogus ir negalėdavo prieš tūkstančius metų ten tiesiog sužeistas, netekdavo kraujo ir nebūdavo tų perpilimo, tai kiek galėdavo kepenys atiduoti, tai jos atiduodavo. Ir kepenys, jeigu negali detoksikuoti, tai tiesiog sukaupia toksinus ir padidėja, kad žmogus irgi galėtų išgyventi, nepaduoda jų į kraują. Dar svarbu, kad ne visada gaunam vitaminų, mineralų ir daugumą jų, išskyrus gal C vitaminą, sukaupia net keliam metam. Taigi, jeigu nėra kraujyje, reiškia prastai dirba kepenys, nes mūsų maiste tų vitaminų beveik pakanka. Ir pasižiūrėkit kitus mano videos apie tulžies pūslę. Daug kas nežino, kad daugumą amino rūgščių nesupranta, kaip gali gaminti iš ten anglies, vandenilio, deguonies, azoto, kurį daugiausia gaunam vartodami chlorofilą turinčias daržovės. Kodėl kepenys riebėja, kodėl tai pavojinga, kodėl paskui išsivystys cirozė. Tai hepatocito sandara, jis turi ir membraną, branduolį, mitochondrijose daugiausia viskas vyksta, tulžies kanalėlius, endoplazminį tinklą. Ir va, matom, nucleus yra branduolis, mitochondrijos, turi viską, Golgio aparatą, visai taip kaip ir kitos ląstelės. Tai hepatocitas kaip pagrindinė kepenų ląstelė sudaro iki 80% masės tiesiog kepenų. Kepenys didelis organas ir labai aktyvus metaboliškai.
Ir va, dar matote kitaip, čia yra įvairiais pjūviais visai pavaizduota, susirasit hepatocitas, kad jis išskiria metabolitus, o kai kas ksenobiotikai čia įeina, kaip viskas vyksta įvairūs reiškiniai ir mes tai nagrinėsim. Nes hepatocitą, jeigu pasižiūrėti pjūvyje, tai matot, hepatocitą yra tiesiog kaip audinys čia audinio, ne patys hepatocitos, o tiesiog pjūvis. Ir matot, va yra kepenys, tulžies pūslė, kasa, čia hepatocito ląstelė. Irgi galite pasižiūrėti, yra viskas. Ir ribosomos, ir mitochondrijos, ir Golgio aparatas. Ir labai, labai daug visokių kitokių dalykų. Čia panaši vėl schema, ta, kurią rodžiau aš ir kaip visa tai veikia. Ir hepatocitas svarbu, kad būtų medžiagų membranai susidaryta, nes mūsų maiste daug kartų kalbėjau, trūksta fosfolipidų. Kiti sako, cholesterolis nėra riebalas. Riebalas toks, nu, ne visai mokslinis pavadinimas. Yra lipidai ir viena lipidų klasė yra trigliceridai. Tai dažniausiai jie yra aliejuose, jie atskirti nuo fosfolipidų, jie lieka išspaudose. O mano galvytės smegenys, va aš kalbu, tai reikia šiek tiek turėti smegenų kepenys ir netgi visos membranos, ląstelių, ypač hepatocitų iš fosfolipidų, lieka išspaudose, taigi reikia vartoti visadalius augalus, sėklose. Fosfolipidų sluoksnis netgi yra riebalų rutulėlio membrana, bet pieno riebalų reikia labai mažai, nes tai yra pusiau sotus, pusiau nesotus riebalai. Ir mušant sviestą vien trigliceridai pereina į jį, o visi fosfolipidai yra pasukose. Galit jų naudoti fosfolipidų, jeigu negarantuojate ir nežinote, ar savo maiste jų gaunate. Jeigu ten vartojate čia maltų sėmenis, tai tikrai gaunate. Ir dar kitas sėklas. Tai galite pavartoti lecitiną. Lecitinas yra fosfolipidas fosfatidilcholinas. Kitaip išgautas jis kepenim grinai gerinti yra esencialė, irgi yra fosfatidilcholinas. Dar membranoje cholesterolis, kad tokį minkštumą priduot. Ir aišku, visada receptoriai hormonams ir toksinams, bet to tai nedirbtumėm, jeigu receptoriai gerai nedirbtų. Ir matot, kad yra chroninės pažeidimo metu kepenys gali regeneruoti. Ir tai pasiekime homostazę. Šiaip kūdikis, embrionas iš embrioninės endodermos išsivysto kepenis, hepatocitai gali dalytis kaip ir kitos ląstelės. Ir kepenis vienas iš organų, kuris pasižymi stiprią regeneraciją, tai yra atsinaujinimas, normaliomis sąlygomis lėtas, pažeidimo metu greitesnis, bet tai nereiškia, kad reikia pažeisti, kad greitai daugintųsi, tiesiog sudaryti sąlygas, jom lengviau dirbti. O galimas net po didelio kepenų masės netekimo. Ir dar kartą hepatocitų funkcijos. Vitaminų kaupimas, nuo pačios riebalų apykaita, baltymų sintezė, gliukozės ir glikogeno apykaita, tulžies gamyba ir detoksikacija. Ir čia viskas sudėtinga, tas ciklas panašus į Krebso ciklą. Ir biochemijos šiandien mažai aiškinu, aš tik tai paaiškinu, kad labai vartojam daug riebaus maisto, mes mėgstam viską kepti, keptuvę kuo mažiau naudokite, dar orkaitėj kartais galima. Tai riebalai kaupiasi hepatocituose, čia kepenų masėje sutrikdoma mitochondrijų veikla, uždegimas, ypač jeigu negaunant su maistu antioksidantų. Irgi pažiūrėkit mano video, kas lėtina senėjimą, ten ne tik kokie yra antioksidantai, bet ir jų stiprumas. Antioksidantas antioksidantui nelygu. Taigi hepatocitai gali žūti dėl įvairių toksinų, kartais per daug, jau per stipru, jie negali detoksikuoti, tai apoptozė. Pasniko metu kepenys prasivalo, pasnikas tai yra negavimas pieno ir gyvūninės kilmės baltymų, daug augalų, žiūrint kam žalių, žiūrint kam galima, jeigu kasa tik tai troškintų virtų, kaip moliūgų sriubos ir visokio kitokie dalykai, labai labai galima, kad kepenys regeneruotų.
O šiaip labai stipriai apsinuodijus gali įvykti ir nekrozė arba vystosi dėl lėto nuodijimo autoimuniniai procesai. Ir kai hepatocitai nebedirba, gaunasi riebalinė kepenų liga, matosi sulėtėja ir gali gautis netgi vėžinės ląstelės. Hepatitai labai pažeidžia, hepatitų yra įvairių rūšių, apie tai šiandien dabar nekalbu, dabar jau gydomas ir C hepatitas, nuo B hepatitas sunkiau, nuo jo aš pažįstu kelis mirusius labai tolimus giminės, ir savo, ir vyro pusės, ir žmonių pažįstu, bet dabar C hepatitą gydo. A hepatitas yra žmonių vadinamas paprastąja gelba. Šiaip kepenų nepakankamumas ir kepenų vėžys. Daug kas priklauso nuo mūsų mitybos. Susikrėsti, aišku, galima, bet jeigu kepenys bus stipresnės, mažiau kabutėse pavargusios, nes čia reikia labai ilgai aiškinti biochemiškai, ką tai reiškia, tai jos lengviau pasveiks ir nuo įvairių lygų. Tai va dabar matome, kaip dirba hepatocitai kepenų skiltelėje, nes kepenys turi dar skiltis. Kepenų struktūrinė ir funkcija dalis, kepenų skiltelė. Nuo jų vietos jūs matote, kad yra centrinė vena, portalinė vena, čia yra patys hepatocitai, o čia jau yra tiesiog tulžies dalis. Ir bendra struktūra, kad centre yra centrinė vena, aplink ją įsidėstę hepatocitai, kraujo tekėjimas vyksta nuo portalinės venos link centrinės venos, o tai reiškia, kad ne visi hepatocitai gauda vienodą kraują ir deguonį. Ir alkoholis labai išreguliuoja šitą procesą, ir todėl įvyksta įvairūs pažeidimai. Ir portinė vena dešinėje tai yra tarsi įėjimo vieta, ir čia įeina tas veninis kraujas, nešantis visokias maisto medžiagas. Ir čia esantis hepatocitai todėl gauna daug deguonies, daug deguonies. Tam, kad susiduria su maisto medžiagomis, deguonis visada padeda visokias metabolinės funkcijas atlikti. Tiek katabolinės, tiek anabolinės, tiek maisto medžiagų skaidymas ir toksinų, tiek jeigu reikia anabolinės, jeigu yra sintezuojamos amino rūgštys. Ir vykto tie hepatocitai gliukogenezę, gliukozės gamybą, oksidacinės reakcijas, šlapalo sintezę. Jeigu tik tai kepenys sutrinka, irgi daug greičiau vystosi podagra. Vietoj šlapalo purino bazės perdirbamos į šlapimo rūgštį, kuri dažniausiai kaupiasi kepenyse. Cholesterolio sintezė, iš jo gaminasi daug hormonų, jis reikalingas ląstelių senelėm. Bet kepenys turi blogąjį žemo tankelių proteinus kaip ir išnešti iš kraujagyslių. Ir tai energiškai stipriausi prie portalinės venos hepatocitai. Hepatocitai arčiau centrinės venos gauna mažiau deguonies, daugiau toksinų ir vaistų skilimo produktų, jo turi skaldyti gliukozę, vykdyti lipogenezę, riebalų sintezę, detoksikaciją, ypač vaistų alkoholio, vyksta arčiau centrinės venos. Ir alkoholis žiauriai pakeičia centrinės venos darbą ir labai sutrikdo medžiagų apykaitą. Ši zona yra labiausiai pažeista alkoholio ir vaistų. O kaip teka tulžis? Nuo to hepatocitų link tulžies latakėlio. Bil yra tulžies. Tai vyksta priešinga kryptimi nei kraujas. Tulžis teka kita kryptimi. Hepatocitai svarbu, kad išskiria tulžį, bet tulžies riebalai nebus virškinami. Yra net internete smalinė, kur labai aktyviai reklamuoja, kad visos lygos dėl to taip. Svarbu, kad išsiskirtų tulžis, tai svarbu virškinimui, galite pasinaudoti jo patarimais, bet tai aišku visų lygų neišgydys, jeigu jūs neteisingai maitinsite, tai vis tiek, kad ir gerai skirsis tulžis, bus daug lygų. O šis paveikslas kaip pagrindinė žinutė apibendrinimu, kad kepenys nėra vienodos. Hepatocitų funkcijos keičiasi priklausomai nuo to, kur jie yra. Vieni vienaip dirba, kiti kitaip. Vieni daugiau gamina energiją, ATF, kiti daugiau detoksikuoja, kiti gamina amino rūgštis ir taip toliau. Kiti įskiria tulžį. Skirtingos kepenų zonos skirtingai reaguoja į toksinus ir skirtingai pažeidžiamos lygų
Tai yra dar atskira video, galbūt aš darysiu, bet tai jau labai sudėtingas video, jis gal paprastiems žmonėms, neturintiems biochemijos pagrindų. O čia gali visi ir paprasti, klausykitės tiesiog. Ir kodėl alkoholis pažeidžia centrinę? Pažeidžia deguonies apykaitą. Alkoholio skaidymui reikia daug deguonies. Atima tiesiog, o čia yra mažiausia deguonies. Ir hepatocitai prie centrinės venos gauna kraują paskutiniai. Alkoholis išreguliuoja deguonies kiekį, nes jis skaldomas hepatocituose. Labai stresas, kabutėse, irgi biochemiškai neaiškinsiu, ką tai reiškia. Nu, tiesiog hepatocitai nebegali atlikti normalių funkcijų, viskas trinka. O štai žmonėm, kurie dar ne pakeitė savo medžiagų apykaitos ir alkoholis netapęs jų metabolizmo dalimi, tai niekada bus baisios galvos skausmas, bet jeigu jie ryte išgers tam galvos skausmui alaus, va kaip rodo filmas, tai yra alkoholizmas, iškart išvems. Netinka jiem tada gydymasis tuo, nuo ko susirgai. Čia jau yra tam tikra alkoholizmo stadija, bet mes to nepripažįstame. Žmogus gali pasigerti kas 3 mėnesius ir sakys, o koks neblogas vyras, tiek daug dirba, taip retai išgeria, bet jis yra alkoholikas, jeigu jam reikia pagerių. Jam padeda alus. Alkoholis skaidomas būtent centrinėje zonoje, nes turi tam specifinių fermentų, tik tai ta centrinė zona. Ir susidaro acetaldehidas, labai labai toksiškas, labai daug laisvųjų radikalų. Ir galvoja, kad žmonės tie vartoja daug antioksidantų, rūpinasi savo sveikata, kurie geria. Ir centrinės zonos hepatocitai gauna daugiausia toksinų ir mažiausia deguonies. Rezultate centrinėje zonoje hepatocitų žūtis, uždegimas, randėjimas. Dažniausiai dėl to ir sutrinka visa medžiagų apykaita ir kai kitose vietose gali gautis daug ligų ir miršta nebūtinai dėl kepenų cirozės. Nes sveikos kepenys, jūs matote, koks yra audinys, čia jau suriebėjusios daug riebalų negali. Čia tiesiog fibrozė, o cirozė yra paskutinė stadija, kai vien jungiamasis audinys ir matote žuvusios kepenų ląstelės ir jos visai nebegali atlikti savo darbą. Tai tikrai labai labai visus kviečiu rūpintis tą kepenų sveikata. Ir aš apibendrinu, kad kepenys pasižymi unikalia geba regeneruoti, tačiau nuolatinis žalingas poveikis, alkoholis, keptas maistas sukelia negrįžtamus randus, cirozę, rūkyti gaminiai, pernelyg didelis mėsos kiekis, reiktų dalį vis dėlto augalinių baltymų, jie lengviau virškinami, o mes žiūrim tik tai sudėtį, amino rūgščių, galim pilnai sukomponuoti ir iš augalinių baltymų, kurie tikrai daug lengviau virškinami. Jeigu mes žiūrim sudėtį, tai mes įsivaizduojam, kad žmogus ir maistas tik tai atstatymai. O kad vyktų medžiagų apykaita, 2/3 maisto eina į mitochondrijas tam, kad palaikytų kūno temperatūrą, nes nukritus temperatūrai mes mirtume, mes to nematome ir kad maiste yra daug nuodingų medžiagų, kurias reiks pašalinti. Taigi ne vien sudėtis svarbu, dar labai svarbu, kad būtų pakankamai to vadinamo kūro, sudėtingų angliavandenių ir kad labai maistas būtų lengvai virškinamas ir neapkrautų kepenų. Iš sudėties, jeigu vairią maistą valgysim, visai pilnai užteks. Norint išvengti suregėbėjimą ir palaikyti funkciją, svarbu vengti alkoholį, vartoti kryžmažiedės daržovės, tirpias skaidulas ir palaikyti sveiką svorį. Taigi nustoju dalintis ir visiems linkiu būti sveikiem, laimingiem. Peržiūrėkite kitus mano video apie kepenis ir šiek tiek mėginkite keisti mitybą savo ir ypač savo šeimos nariam. Nes mes visi atsakingi už vaikų sveikatą, tai ne vien ėjimas pas gydytoją, bet ir kasdienė mityba ir tai, ką valgote, domėkitės ją. Būkite sveiki ir laimingi.